Labą dieną. Va, gavau tokių dovanų. Jau šiandien gabaliuks normalesnis. Sūris. Šiaip valgyti tą sūrį tokį, žinai, nelabai jisai skanus. Neskanus jisai yra. Bet jeigu tu biškį pasūdai ir aš parodysiu, kaip reikia daryti, tai jisai tada skanus, gardus. Tai va taip, žinai, čia mano receptai, žinai, tokie. Ir supranti, galit pasidaryti bet kas namuose ir skaniai labai gaunas. Va toksai tradicinis sūriuks, žinai. Šiandien ryte gavau, žinai, pusryčiams, žinai. Ir pasidėjau, sakau, įmėsiu ką nors turiniukui. Nu, tai va taip. Tokios druskos. Reikės tos druskėkės biškiuką, žinai. Ir kas čia yra? Ir česnakiuką biškiuką. O toks česnakiuks, va, matai, granulikiam tokiom. Geras daiktas. Kas dar pala? Dar pipirų. Dar pipiriuko. Panaudosim dar pipiriuko labiškiuko. Tokį pipiriuko. Na ir po biškiuką, matai, jį pasisūdai. Žinai, pasidarai skanesnis visai, kad būtų. Nes tai jeigu jį valgai, supranti, jisai neskanus, burnuoji daug. Burnuoji, žinai, tu toks kaip gulėmė, žinai. Tai va taip gali, žinai, tą druskėkę, žinai, naudoti, juodą, baldą, žinai. Aš tai taip darau, žinai. Ir labai skaniai gaunas. Paskui valgau, žinai, su kava ar su arbata, žinai. Ir ten, žinai, vieną valgyti, žinai. Tai va taip, supranti. Jau ant tokį gabaliuką, žinai, bet daugiau druskas uždedi. Nes va dabar čia, žinai, tuberkulioziniai, tai nieką kitą, žinai, tu negausi. Nu ką tu gausi? Nieko. Nu, tai turi, žinai, naudotis galvą pagal paskirtį, žinai. Ar ne taip? Taip.
Taip, tai mažučiukai. Nu ir va, žinok, česnakiuką, žinai. Sūris su česnaku gerai gaunas, gerai, gerą funkciją įgauna, žinai, gerą skonį. Va į tokį induką, žinai, įsidedi, žinai, ir užsidarai šaldytuvą, žinai. Reikia šaldytuvą įdėti. Nes kitaip pages. Sūris per vieną dieną genda. Pages sūrelis, žinai. Gerai. Gerai. Ir pipiriuką. Ai, tokį induką, žinai, užsidarai ir jisai ten biškiai, žinai, gauna drėgmės ir susigeria visą druską, žinai, su visais prieskoniais ir gerai gaunas. Skaniai, žinai, su česnaku, va, su pipiriu. Pagal save, žinai, gali daryti, aš vadinu, tokias proporcijas dedu, žinai. Nes jisai yra storas, žinai, tas sūrelis čia jis didesnis gabaliuk, žinai. Ir gali negalės, žinai, kad tų pipirų ten daugiau užsidės, žinai, viskas gerai. Viskas dėl to gerai. Ir beveik gatava. Nu, sakau, kažką turiniukui, žinai. O, čili.
čeliukais gers prie arbatas, prie kavos, voj bus skaniai, dar česnaką, žinai. Neturiu, žinai, biški daugiau kokių ingredientų, žinai. Vieną taip, žinai, tik vieną gabaliuką te gaunu, žinai. Rytais. Kartais gauni tai iš vis va tokį, žinai. Už tą pirštą mažesnę, žinai. Nu, tai va šį kartą jau tokį dosnų. Įdėjau, čia skaitos gerai, žinai. Nu, tai va taip, supranti. Nu, gavus geras va užtaisiukas. Ir dabar kokias 2 dienas, 2 paras, žinai, palaikyt šaldytuve, žinai. Kad jisai, žinai, va taip įsitrauktų, žinai. Ir va taip va paimtų spaudų, žinai. Nu, va tokia proporcija, žinai. Ir jisai labai gerai gaunasi, va taip. Ir nepabijokit, žinai, nusipirkit va tokią sūrę, žinai. Ir pasidarykit namuose. Su arbata, žinai, ar svečiams. Ar pačiam, žinai, vakare žiūri kokį filmą daga. Eitų kaip skaniai, žinai. O taip tai sūris, jisai nėra skanus, sauga. Ką tu ten, jeigu jį nieką neįdedi, jokią kmyną, nieką, žinai, ne. Nu, jis neskanus, tu turi jį paskanę, žinai, biškiuką prieskonės, kažkokių ingredientų įdėti. Na, jeigu tu neįdėsi, žinai, nieką iš savęs, nieką ir nebus, žinai. Nu, tai sakau, žinai, turiniukai vataką. O tokį kažką įmesiu, žinai, parodysiu, kaip pasidaryti sūriuką skanų, žinai. Nu, tai va taip, žinai, va. Česnaką tokį ir piperiuką, žinai. Jie jau susmulkinti, žinai, tik užbarstyti reikia. Ir susiger gerai, ir gaunas gerai. Nu, 2-3 paras gali laikyti. 3 paras ir užtenka, ir jau nebėr ten reikalų laikyti, žinai. Jau būn susigėręs, susifragmentavęs, skonis visas pasiskirstęs. Ir drąsiai gali valgyti po 3 parų, jau po 2 gali valgyti. Nu, nes geriausiai susigeria, žinai, prieskoniai visi. Tai va, taip supranti. Gerai, kad žiūrėjot, va, pasidalinau turiniuku, dar kažką įmesiu, kai bus ką.